Na, davai tokia tema egzorcizmas. Kam įdomu. Žiūrėkit, kai tiek daug metų mes gyvename šitoje visoje religinėje sistemoje, žmonės bando paaiškinti blogis, gėris, šviesa, tamsa, ten demonai gali įlysti, tave užvaldyti, apsėdimas, panašiai. Natūraliai nuo vaiko augant žmogus, kur beje žmonės maždaug visi 5-6 metų užsidaro tą pasąmonę ir pasaulėžiūra pradeda formuotis kitaip, jau kaip sakant, nebeįsileidžia, pradeda žiūrėti kitaip, negu kad prieš tai jau susidarė viską. Bet kokiu atveju, jeigu tavo močiutė sėdėjo su ražančium, ten Dieve mano padėk, aš ten blėt kautas įkauta ir taip toliau, nu tai tu nenori gavai šitą virusą. Ir kai pas tave prasideda chuinė tavo gyvenime, neveikia tavo gyvenimas, reikia tą patirti, pirmiausiai praeiti per save, kad tu žinotum, kas tai yra. Nes aš jau pabuvau ir tuo apsėstu, ir pabuvau egzorcistu, ir išėjau iš to, ir dabar žinau, kaip tai veikia. Ir kai ateina tokie žmonės, aš jiems galiu padėti, tik tai jau be tų visų, kaip sakant, fantastinių dalykų. Tai va. Pa žmogų tas protas, jisai išskirsto į ekstra dalis. Žmogus, jisai yra nevientisas daugelis. Kaip sakiau, kaip tai atpažinti, tai retkarčiais prasimuša tokia šviesi lyg mintis, atrodo kažką pakeisiu, padarysiu, lyg tai vidinis žinojimas ir staigiai susilopina. Ir vėl ta pati rutina, negatyvas, liūdesys, pyktis, nervai, psichas, galiausiai arba alkoholis, dročinimas, dar kažkas, tai žodžiu, eina kažkaip save ramint žmogus. Na ir varo kaip tas arklys, tą pačią vagą nieko nekeisdamas. Tai tokioj būsenai žmogui atrodo iš tiesų, kad jis yra valdomas kažkokiu išorinių dalykų. Na tai kadangi tu žinai, kad yra demonai, velniai ir panašus dalykai, magijos, kas tik nenori, visokiausių šitie reikalai, girdėta, kas iš knygų, kas iš pasakų, kas iš pasakojimų kaimiečių, kurie patyrė kažką panašaus. Visą tai žmogus pasidaro iš viso to, ką jis girdėjęs, pasaulėžiūra, kaip sakant, susideda. O paskui, kai tik tai pas jį kažkas tai sekasi, nesiseka, žmogus bando jo protas paaiškinti, dėl ko. Na ir tada įsijungia, atneša ten, taip galėjo nutikti, tave nužiūrėti, prakeikti, padaryti. Arba ten tave valdo. Ir žmogui iš tiesų atrodo, kad jį iš vidaus kažkas tai kontroliuoja, jis negali išeiti iš vieno ar kito įsitikinimo, tiesiog bando, kaip reiškia, kaip tas paukštis į stiklą daužosi, negali pramušti niekai pats. Taip yra, žmogus išstumta ta vadinamoji žinojimas, tas, kas turi gyventi pa žmogų, vadinkim sielą, ją reikia sugrąžinti į vietą. Bet čia irgi yra šizoterinis terminas, nes aš neturiu kaip kitaip paaiškinti, kaip tą šviesulį jums sugrąžinti. Ir išmėti tas ekstra dalis, kai ką reikia integruoti, suklijuoti, kad tavęs nevaldytų kažkokios tai emocijos, kurios yra nekontroliuojamos. O tą, ką sakiau, kas tas velnias demonas yra nekontroliuojama tavo tamsioji pusė. Na, dėl to, kad taugi neleido būti piktu ar piktai, neleido pykti, tu turėjai slopinti emocijas, tu, reiškia, negalėjai būti savimi, nes ką pagalvos kaimynai, ką pagalvos artimieji, iškvies policiją, taip toliau, tylėk, čiut neskudurai į burną, tik tylėk vaikui, nes kitų nuomonė yra svarbesnė negu tu vaikėsi. Tai su visu šito iš tavęs padarė tą išdraskytą dalių kratinį, kuris dabar gyvena ir nervuojasi. Dar plius privalo eiti samdomą darbą. Na tai jeigu tu šitos virusus turi, tai tu pėsdinsi į bažnyčią, ieškosi egzorcisto, kai užeis psichavimas, nevaldymas savo emocijų, nes tu nesuprasi, ką daryti. Nueisi į psichiatrinę kažkokią, tau išrašys kokią nors diagnozę arba vaistų, nes yra tam sistema sukūrusi labai daug specialistų, kurie tau atras, ką priklijuoti. Taip ir atrodo, kad mes gyvenam psichiatrinėje ligoninėje, tik tai be daktarų, visą tą mūsų žemę, kuris, kaip sakant, pirmas susideda chalatą, tas ir daktaras. Tai čia auksinė taisyklė.
O visą tai galima sudėlioti labai lengvai, kadangi kai dirbi daug, išeini pats iš to mėšlo, tai pasirodo, kad galima ten per porą valandų suklijuoti žmogų ir žiūri, kad jo gyvenimas eina į labai puikiai gerą pusę, pradeda jis kažką tai daryti naudingo, kai grįžta va tas jo vidinis žinojimas. Bet jūs tokie nenaudingi esate šiam pasauliu, nes jūs nustosit daug kur mokėti pinigus, jūs nustosit, kaip sakant, būti valdomi, kaip tos avys, banda, nebebūsite tokie. Kam tokie reikalingi? Tai geriau yra daug infovirusų paskleisti, kad žmonės paskui netgi tą pačią informaciją suprantate visiškai skirtingai. Vakarykštys įrašiau video, kad klientas visada neteisus, kad žmonės ten, oi, ten taip, anai buvo. Nu tai čia tu žiūri per savo tuos filtrus vadinamus, tu tik tai tokį girdėjai ir tu tą patiri. Nes tavo aplinkoje tik tai taip ir bus, kaip tu išgirdai. O aš, pavyzdžiui, kai aš ir buvęs ir ten, ir dabar čia, aš galiu jums pavyzdį pasakyti, kad visai kitaip yra. Daug lengviau viskas vyksta. Labai lengva ir paprastai galima arba gyventi toj pačiu žemėje, kaip danguje rojoje, arba pragare gyventi. Jeigu tu visko bijai, tai tu gyvensi kaip pragare. Ir tu tą patirsi, ko tu bijai. O kai sako, jeigu tik tai bando žmogus įsižadėti, visą laiką pas jį tas nutiks. O čia ir yra apie tas, kad tu neturi savo to centro, o šitą reikia sugrąžinti. Ir tai yra vertybė, kuri aukso verta, tu gauni šansą į dar kartą į savo gyvenimą. Tu kai gimėjai turėjai gauti, bet iš tavęs jį atėmė. Tai va, norit, registruokitės nemokamą konsultaciją. Jeigu jau perlipai per savo ego ir pripažįsti savo, kad tau reikalinga pagalba, jeigu to nepadarysi dar, tai tu nesiregistruok. Davai negaištam laiko, nes nenori ir aš gaišti laiko ir įrodinėti jums kažko. Jeigu jums reikia kažkokio atsiliepimo apie mane, tai jums dar ne laikas. Jeigu dar tu nejauti iš vidaus, kad tau čia reikia, kad aš tau galiu padėti, neik ir nesiregistruok, neieškok visai to atsiliepimų, nes tau pas mane dar nereikia. Tai va, iki.